bet tą dar akcentuosiu, atrasti savyje tą tokią meilę, priėmimą, bet pirmiausia, tai yra darbas su savim ir tik tada bus galima pereiti. Jūs pamatysite automatiškai, kaip nusijims tas toksai erzulys, kuris yra susijęs su kitais žmonėm. Aš pati turėjau tokį periodą, kada aš vaikštavau miške ir aš nenorėdavau netgi sutikti žmonių. Antiek aš jų nenorėjau, bet aš tokiam buvau periode. Tai aš sakau, kad tai yra tokie pereinamieji dalykai, jeigu tu toliau eini tuo ir dabar man nesvarbu. Kaip aš nenorėčiau būti, kur daug žmonių yra, tai aš nebūnu ten. Bet, ta prasme, vienas kitas žmogus praėjęs ten su šuniuku manęs jau netrikdo, o tada aš taip jaučiausi blogai, kad aš nenorėdavau jų net matyti. Aš norėdavau būti visiškai viena. Ta prasme, jeigu aš einu, tai aš net nenoriu, net sveikintis nenorėdavau su žmonėm iki tokio lygio. Gal pervargus buvau, irgi toksai variantas gali būti. Aš kaip pervargus nieko nenoriu, bet jūs turbūt irgi taip pat. Žiūrėk, tik tai pervargsti, kad kažkada, per daug kažko tai būna tavo ir viskas, tu nebenori, tave erzina viskas. Tai dar ir šitą reikia apžiūrėti.